Klaipėdos rajone esančių kaimų gyventojai piktinasi prievolę registruoti visus šunis ir kates. Pagal valdininkų patvirtintas taisyklės mokesčius reikia mokėti net ir už prie būdos pririštus kiemsargius ar po kiemą slankiojančias kates. Klaipėdos rajono Baičių kaimo gyventojas Romas augina 5 šunis. Vyras sako, jokių mokesčių už savo augintinius nemokantis. San Bernarai. Neina piktybinė tokia. Jie dar už šunį mokėti, plus anon šersti. Tai ką aš turiu daryti? Užmigdyti tenus, ir viskas. Atvežtuoti mažylėlį. Gimimo dienos proga man padovanoji jums ją virkusių 6 gal daugiau metų. 70 litų tiek ponui Romui tektų sumokėti Klaipėdos rajono savivaldybei. Pagal pernai savivaldybės patvirtintas taisyklės, užregistruoti šunį kainuoja 14 litų. Anksčiau tokių mokesčių kaimuose esą nebuvo. Aš nesakyčiau, ką mieste, žmonės laika ten, gal trokda būti šalia žmonių daugiabučių skon į nudargtus pašalius iš savęs, žina, gal kiek tvarkinga į kapą. Ir aš kaime to apšlavinėjau, anus kapskaitus ne. Bet kaime monei, čia mokėti, už ko aš turiu mokėti, reiktų pagalvoti, kur. O ką man reikėtų, man atrodo? Nesąmonė. Iki galo gali. Nereikalingas, tik maršo dėlti, mokėti. Mokesčių norima papildyti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetą ir už surinktas lėšas Gargžduose įrengti šunų aikštelę. Nereikėtų taip konkrečiai įvardinti iš kaimo gyventojo ir iš miesto, nes yra registracija tiek kaime, tiek mieste ir tie pinigai yra numatyta, kad gali būti naudojami žetonų ir pasų pirkimui, taip pat šunų vedžiojimo aikštelių įrengimui. Apmokestintos ir po kiemą vaikščiojančios katės. Už katės registravimą žmogui tektų pakloti 10 litų. Klaipėdos rajono gyventojai vangiai registruoja gyvūnus ir moka mokestį. Per beveik metus Klaipėdos rajone užregistruota vos 70 gyvūnų, 3 katės ir 67 šunys.